Politiniai turistai. Tai visuomenė vadina bent keletą kartų per mėnesį komandiruote susirašinčius politikus ir valdininkus. Argi čia daug? Užuot skraidę persėdome į autobusus, teisinasi tie, kam rinkėjai patikėjo valdžios vadeles, tačiau nesuteikė teisės švaistyti mokesčių mokėtojų pinigus. Pabuvę valdžioje atviresni ir drąsiai žeria. Į komandiruotes vykstame išgerti alaus. 20 Kauno savivaldybės politikų ir valdininkų antrą kartą ruošiasi vykti į anot jų labai svarbią kelionę. Atšvęsti Kauno ir Vokietijoje esančios Lipės apskrities bendradarbiavimo 20 metų sukakties. Svarbaus vizito programoje paskaita apie prieš 2000 metų vykusi Varos mūšį. Diskusijos apie mitą Europoje ir pagrindinį klausimą, kaip vokiečių mitologijos herojus Hermanas tapo mitu. Pasak delegacijai vadovausiančio Kauno mero Andriaus Kupčinsko, ši komandiruotė neišvengiama. Jeigu lietuviai netvyks, vokiečiai nutrauks miestų draugystę. Visų nereikalingų komandiruočių mes tikrai atsisakom, bet vienok turime pasakyti, kad ketinimų protokolas pasirašytas dar prieš metus, kai nieks dar neprognozavo apie jokią krizę ar sunkmetį ir šioje vietoje taupom kiek galime ir ar važiuos 30 žmonių ar 40, autobusai yra 40 vietų. Tai aš galiu pasakyti, čia šioje vietoje nesutaupysime ir todėl samdome autobusą ir ta kelionė nebus iš lengvųjų, bet norim, nenorim, turim tos dvišalius santykius plėtoti. Buvęs Kauno meras Aršus jį nukonkuravusio dabartinio miesto vadovo Andriaus Kupčinsko kritikas Arvydas Garbaravičius atviras. Komandiruotės politikams geras poilsis, miestui iš jų naudos mažai. Aš į Lipę tikrai aš nevažiavau, tai važiavo kiti, žaidė rankinį, gėrė alų. Tai yra draugiškas vizitas, kur susitinka, visi daug metų vienas kitą pažįsta, patapšnoja per pečius, išgeria alaus ir grįžta. Nepaisant, jo kelionės į Lipės apskritį tikslas pasikeisti kultūrinėmis programomis, iš maždaug 40 autobusų dardės pusė Kauno valdžios atstovų. Kaip jie atvažiuoja pas mus, tai jie daugiausiai orientuojasi į frakcijas. Kokios frakcijos pas juos yra apskrityje, tai jie tos atstovus ir deleguoja. Tai aš manau, kad vis tiek aktualu važiuoti tiems politikams, tiems žmonėms, kurie daugiausiai bendradarbiauja, kokiose srityse daugiausiai. Tai ir švietimas, ir miesto ūkis, ir socialiniai klausimai, nes būtent iš to viso bendradarbiavimo gimsta įvairūs projektai. Jeigu mes rodysim kažkokį renginį ir tas renginys atitiks, pavyzdžiui, kokią nors Kalvarijos savivaldybės lygį, o ne iš kur yra dauguma dabar administracijos darbuotojų Kaune, o netitiks Kauno miesto, kur yra su priemiesčiais 500 000 gyventojų lygį, tai gal geriau tada iš viso nevažiuoti ir nekompromituoti miesto. O jeigu jau važiuojam, tai vežam ten tos 5 autobus, normalius kolektyvus, kad tiesiog parodytume jėgą. 4 dienų kelionė mokesčių mokėtojams kainuos maždaug 30 000 litų. Anot vykstančiųjų, tokiai didžiuliai keliautojų delegacijai tai nėra didelė suma. Pernai Kauno politikų ir valdininkų komandiruotėms buvo išleista daugiausia per visą nepriklausomybės laikotarpį – 350 000. Už dienpinigius vidutiniškai 100 litų per dieną tautos išrinktieji lanko parodas, dalyvauja įvairiose minėjimuose ir nepaisant, kad neturi tinkamos kvalifikacijos, derina įvairias sveikatos programas. Ypač mėgstama narkomanijos tema. Paskui rašo ataskaitas merams. Berlyną aplankiusio Kauno savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininko ataskaitą merui priminė patenkinto turisto laišką draugui. Tikimės, kad po šios parodos padaugės Vokietijos piliečių aplankančių Kauną. Malonu buvo išgirsti iš daugelio turistų apsilankiusių Kaune, jog mūsų miestas jiems labai patiko. Komandiruotės pabaigoje atsirado galimybė aplankyti technikos muziejų Berlyne ir susipažinti su jo ekspozicija. Minėta informacija apie šį muziejų man svarbi svarstant apie panašaus muziejų steigimo galimybės mūsų mieste. Reporterė Edita Norkienė, Kaunas.